Sveiki, Dublis 63, mano vardas Andrius. Prieš mėnesį dalyvavau Algirdo Karaliaus seminare apie greitą įskaitymą. Gaila, kad nebuvo dalies apie aktorystę, nes dabar reikia padaryti šitą įrašą. Tačiau pabandysiu pasidalinti savo patirtimi apie tai, kaip aš pritaikiau seminaro metu išgirstas žinias ir kaip tai paveikė mane ir kaip aš jaučiuosi dabar. Jausmas tai iš tikrųjų yra superinis. Pirmą kartą o tikrai pirmą kartą po seminaro beveik 100% pritaikiau išgirstas žinias. Beveik, nes dar tikrai yra vietos tobulėjimui, bet aš jas tikrai tas žinias pritaikiau ir išsiugdžiau naujus įgūdžius. Taigi seminaro metu apimtas entuziazmo išsikėliau tikslą perskaityti 200 knygų, tam, kad būčiau daugiausiai perskaitęs vienas dalykas. Kitas dalykas, galvoju, jeigu Algirdas gali, kodėl aš negaliu, tačiau jau pirmą savaitę, per kurią perskaičiau 8 knygas, tik tais supratau, kad aš esu žalias, kad man reikia dar mokytis, taigi pakoregavau savo tikslus ir išsikėliau 3 tikslus. Vienas iš jų yra išmokti greitai skaityti, išugdyti įgūdžius ir juos realiai pritaikyti. Kitas buvo perskaityti 51 knygą. Trečias buvo laimėti iPadą. Taigi pirmus 2 aš manau pasiekiau, trečias jau priklauso ne nuo manęs, nuo jūsų balsuojančių. Suskaičiavau, kad per visą šitą mėnesį 5 paras praleidau su knygomis. Tai yra, suskaičiavau, kad apie 10 parų turėjau laisvo laiko, tai pusę savo laisvo laiko aš praleidau su knygomis. Tačiau tikrai nesigailiu, nes pats procesas tikrai suteikė daug teigiamų emocijų, aišku, buvo ir neigiamų, ir erzelio, kad nesiseka, ir abejonių, ar aš viską atsimenu ir panašiai. Tačiau praėjus visam tam mėnesiui, pažvelgi atgal ir supranti, kad tikrai buvo smagu, tikrai buvo įdomu ir dabar jaučiuosi labai gerai. Atsiliepimo iš šono apie tai, ką aš čia darau, buvo įvairių, ir apie tai, kad aš trenktas, ir apie tai, kad aš kažką apgaudinėju, kam to reikia ir panašiai. Tačiau tikrai esu dėkingas žmonai, esu dėkingas dukrai, kuri taip pat dalyvavo seminare, kurios mane palaikė, kurios sudarė sąlygas užsidaryti ramiai, kadangi turiu iš viso 3 vaikus, skaityti, tobulėti, mokytis ir panašiai. Apie tai ir atsimenu tai, ką perskaičiau. Manau, kad ne, tikrai ne viską atsimenu, tačiau nežinau, ar visko reikia. Nes tikrai visko neatsimenu iš to, ką perskaičiau anksčiau normaliuoju skaitimu. Tačiau skirtumas tas, kad aš dabar ne tik perskaičiau, bet ir susikonspektavau, kad ir šitam sąsiuviny matosi, yra sukonspektuotos visos knygos. Ir jeigu man ir kažko tai reiks, kad man, ta prasme, kažko neatsiminsiu, tai aš visada galiu atsiversti savo sąsiuvinį ir greitai susirasti tai, ko man reikia, kaip aš galiu pritaikyti, kaip aš galiu kažką pakeisti, nereikia man vartyti visos knygos ir panašiai. Taigi tikrai ačiū Algirdui, ačiū už puikų seminarą. Kaip sakiau, pirmą kartą po seminaro pritaikiau, tikrai manau, kad pilnai pritaikiau visas žinias, tačiau nesustosiu ties šiuo, tikrai dar yra ką tobulinti, ateityje tikrai skaitysiu greituoju skaitimu, retkarčiais galbūt leisiu savo paskaityti ir paprastuoju skaitimu kokį romaną. Tiems, kurie nepradėjo arba pradėjo ir sustojo pusiaukelėj, tiems, kurie nebuvo seminare, tačiau nori skaityti greitai, nori išmokti, tikrai linkiu tai padaryti, nes tai tikrai veikia, tai tikrai gali pakeisti jūsų ateitį. Taigi, ačiū ir viso. Sėkmės jums.